Tai įvyko tikrai gera ir gyva diskusija su kolegomis iš ES valstybių. Svarbiausias šios dienos sprendimas yra, kad sutarėme dėl sankcijų žmonėm, kurie įgalino Aleksejaus Navalno suėmimą, įgalino jo įkalinimą. Ir tik tai sąrašas žmonių, kuriems bus skiriamos sankcijos, bus paskelbtas šiek tiek vėliau, dabar ties juo dirbs ES institucijos. Taip pat iškeliam klausimą ir dėl tolimesnio ES požiūrio į Rusiją, kadangi pripažįstame, kad Rusija yra agresyvus veikėjas, kuris nesiekia niekaip grįžti atgal prie normalių diskusijų su vakarų visuomenė, įgyvendinti anksčiau prisimtus įsipareigojimus, reiškia ES reikia aiškios ir nuoseklios strategijos laikymosi, kuri leistų grįsti santykius su Rusija. Lygiai taip pat iškėliau klausimą ir dėl Nord Stream dujotiekio, kurį pasiūliau atidėti, kurio pabaigimą pasiūliau atidėti bent jau iki Rusijoje šį rudenį vyksiančių rinkimų. Suteikime Putinui šansą suorganizuoti tikrus demokratinius rinkimus, kad opozicija būtų ne kalėjime, o tai būtų realūs politikai dalyvaujantis realiuose rinkimuose. Taip pat dėl Baltarusijos išreiškiau tikrai labai gilų susirūpinimą dėl suimtų žiniasklaidos atstovų, ir sutarėme, kad dirbsime toliau dėl 4 sankcijų paketo, kuris jau, mano žiniomis, yra pradėtas ruošti ir tikiuosi, kad artimiausiu metu daugiau apie jį žinių turėsime. Taip pat galiu pasidžiaugti gerą ir konstruktyvę diskusiją su mūsų strateginiais partneriais kitoje Atlanto pusėje, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi, ponu Blinkenu, su kuriuo dar sykį turėjome progą užtikrinti strateginę partnerystę ir bendrą požiūrį tiek į demokratiją, tiek į svarbiausias vertybės visame pasaulyje.